Sveiki draugai, šiandieną sugalvoju jums parodyti dar vieną sporto salę. Šį kartą jinai yra daugiau puošnesnė, gražesnė, yra sauna, baseinas, visko čia pilna daug, yra restoranas, kavinė, žodžiu visko ir keliaujame vidų, pažiūrėsim, kas ten gero. Orelis nelepina, taip atrodo iš šalies, čia va, pubas angliškas. Starbucks kavytė ir čia pats džimas ir vadinasi kaimo salė. Village gym. O toks va tas receptionas. Šiaip gan jaukiai jaučiasi. Čia burgerių maniakam, bet kadangi mes dabar laikomės challenge'o, jokių fast foodų, sportas, sveika mityba, judam. Nuobodu. Taip, va laiptukais, kaip ponas. Visą laiką žavi geros rūbinės. Iškart jauki atmosfera. Kambarys, džimas. Reikia apsižiūrėti iš karto kažkaip. O, čia kitas kambarys. Na, kaip visada, pusė salės bėgimo takeliai, televizoriai. Kad žmonėm nebūtų nuobodu eiti. Įdomus toksai turbūt dalykas žmonėm, kurie mėgsta žiūrėti į ekraną arba kažkokią tai turėti tikslą. Spaudini stop, gali pasirinkti kokią nori sesiją. Power, conditioning and tone, speed and rhythm, technique and stamina. Nu įdomu, nu tarkim, pasirenkam šitą. Vien čia parodys. Opa, pagreitėjo jau takelis. Kažką jinai sako, nieko negirdžiu, čia turbūt reiktų prisijungti. Prašau, 13 minučių treniruotė. Nu, ir jau bėgu ne vienas, o su mergina kažkokia. Na, serija apšilimui, tempimams, vibruojantis. Įdomu, šitaip naudos ar ne? Nu, pabandom. Oi, kaip gerai. Aš toks žmogus, kuris galėtų iš vien būt pas masažistus gulėti ir saunose ir panašiai. Tai tokie dalykai man patinka. Išprotėjęs. Tokie va mėly hanteliukai. Tai čia nežinau, pusę kilogramų. Taip ir neparodė instrukcijos, tai ir nereikia. Va šita mašina iš tikrųjų labai galėtų būti naudinga daugelį salių. Ji padeda daryti lygiagretės ir pristraukimus. Įsidedi kelienus. Ir jis tau padeda prisitraukti taisyklingai. Ar tai yra geriau už pristraukimus? Ne. Ar gerai pradėti su jas daryti? Žinoma. Su viena ranka. Vienoj salėje, jeigu yra svorio, jeigu yra hanteliai, štanga, tai jūs jau viską galite pasitreniruoti. Čia pilna yra ir hantelių, ir štangų. Bet kas vienas pagrindinių dalykų yra tai atmosfera. Ar tai yra atmosfera, žiūrint, kokias jums reikia, aišku, kokią jūs mėgstat. Ar tai yra tokia atmosfera, kur norisi treniruotis, norisi pakelt save kitą lygį, norisi save pastumti ir matyti aplinkų žmonės, kurie irgi stengiasi. Ar šiuo atveju, kai grinai matosi žmonės iš pirmo vaizdo, tiesiog atėjo taip daryti tokią, kaip čia pasakyti. Tiesiog pajudėti, su to viskas irgi gerai. Bet ar tai man priduoda tokio dar didesnio noro treniruoti čia ir panašiai, nepasakyčiau. Toks jaučiasi iš vis lounge'o aplinka tokia. Viskas, ką girdžiu,
ramiai sugroja muzikytę kažkokią radiją ir tada takeliai bėgimo. Nei vieno garso, nei vieno kažkokio ar kažkokio tai nėra. Tyla, ramybė, super, kas nori pailsėti čia, valio. Va, pilna salė veidrodukų. Nice, švarus, gražus. Hanteliukų. Visiems sočiai. Ir aš šiandien darau lengvus pratimus. Ir vat, kai mato, džentelmenas treniruojasi, padaro pratimą, atsisėda, toliau sėdi su telefonu. Tai čia viena iš pagrindinių taisyklių, ką jūs neturi daryti. Tai padarot pratimą, sulenkėt nugarą, nulenkėt kaklą ir žiūrit per telefoną kažką. Sistojam, vaikštom, tiesiai nugarą. 120. Didžiausia pagarba žmonėm, kurie stengiasi dėl savęs, nesvarbu kokiom aplinkybėm. Ir aplinkybėm tokias, kokias jie turi. Ir jisai iš vis treneris šitas vyras, eisiu šį pakalbinti tikrai 100%. Traukia mintis, darysim 1, 2, 3, 4, 7, 8 ir dabar darysim nuo čia iki pusės. Ir palaikom įtampą. Ir stengiamės traukti su alkūniam. Opa. 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 Dar vienas. 8 ir dabar pilnus. Ir 1. Neišbandysi 2 po 50, ane? Opa. Po 50. Mas hebra, daryk šitą kaklo pratimą, žiauriai geras. Nesvarbu, mergina, vyras. Sukuriam pasipriešinimą su rankom ir stumiam galvą atgal. Man dalis sporto salės pavykusi, visai smagu buvo, gaila nepavyko pašnekinti to vyruko neįgaliųjų vežimėlį, nes jis pasirodo mačiau ir treneris, tai gal dar pavyks pagauti dabar sauna, baseinas, poilsis, kvėpavimo pratimai. Mano laikas. Taip išeini, pasitinka kavos, maisto kvapas. Tikrai amazing. Geras. Važiuoju namo, gersiu proteininį kokteilį. Tai gal tokį kaip vertinimą, ne, tokį overall pavadinkim. Tai džimas gražus, gražus. 10 iš 10. Šitame džime jaučiasi motyvacija sportuoti, man asmeniškai 5 iš 10. Okay. Ar čia yra visko, ko reikia, kad galėtum pilnai sportuoti? Tikrai taip. 9 iš 10. Gali būti daugiau visą laiką. Šį savaitgalį išvykstu į vyrų stovyklą. Atvažiuoja vyrų stovyklų vadovas iš Lietuvos, Donatas Kantakevičius. Laukia stiprus savaitgalis, reikia gerai pavalgyti, pasistiprinti ir pasistengsiu kažkiek pafilmuoti. Tenai nėra nei elektros, nei ryšio. Tai nebus nei kaip pasikrauti telefoną, nieko, bet pasitengsiu kažkaip pafilmuoti, kažkokius įdomesnius etapus, padarysiu video, galėsit patikrinti. Na, vaizdas neapetingas, bet iš šito darysim chicken broth vadinamą, tai jisai skirtas kaulams, plaukams, nagams, sąnarių skausmui, sąnariams, kolagenas. Tai mūsų tikslas bus virti šitą visą viralą kokių 10 valandų.
kad iš vidaus, iš kaulų, iš sąnariukų, iš kremzlių išeitų visi vitaminai ir po to jos galima bus naudoti.